Labas rytas. Taigi, Gabrielė Taktytė, mano sesė, žiūri tabula, žiūri užknisa, bet vis tiek myli tą Adanę. Žiūri graži, tokia tobulutė, žiūri linksma, faina, žiūri užknisa kartais, bet vis tiek žiūri faina. Jablonskaitė Milda, nepažįstu tavęs, bet esi graži. Jo, šiaip nepažįstu, bet žinau, kad sutarės Kamilė, šiaip tokia miela. Ieva Sklinytė, o Dieve, pažįsta nuo vaikystės, žiūri tabula, tą plaukai, tu tokia ruda, žiūri tą myli ir pasilgau, žiūri, noriu pamatyti tą telefoną ir Tašę, tai va, linkėjimai. Esi žiūri graži, linksma buvo su tavim, Gabrielė ir Monse pabūt pas jas kaime, šiaip buvo žiūri linksma ir tu tokia žiūri fainutė. Indrė Vilkatytė. Esi graži, linksma, turi gražius plaukus, šiaip būna labai, linksma rašyti varžybas ir šiaip tokia faina. Jo, šiaip tokia draugiška, linksmutė, šiaip dažnai pasipykstam, todėl žiauriai kartais užknisi, bet vis tiek fainutė. Milda Telzytė, šiaip tavęs nepažįstu, bet kiek teko bendrauti per Gabrielės gimtadienį, esi linksma, graži ir turi gražius plaukus. Jo, tavo plaukai žiūri dievinu, tokia draugiška, linksmutė, visada su šypsena. Danas buvo šiaip toks draugiškas ir fainas labai, šiaip žiūri gerą turi stilių, šiaip toks gražutis. Jo, žiūri toks gražutis, turi tikrai žiūri gerą stilių ir labai draugiškas. Amanda Kaupaitė. Šiaip nelabai bendraujam, bet kiek esam bendravę, tai esi labai draugiška ir linksma. Jo, aš ir tavęs nelabai pažįstu, bet kiek teko susirašinėti, tai pasirodė labai draugiška. Edvina Braženytė. O Dieve, žiūri draugiška, žiūri linksma, žiūri faina, žiūri graži. Tai va, bučkis tau pupytė. Esi graži, bet šiaip nelabai tave pažįstu ir, ką žinai, atrodai linksma. Miglė Mikalajūnaitė. Esi žiūri graži. Gabriel, baik. Tavo rankos matė. Tave pažįstu nuo pat pirmos klasės, esi žiūri graži, linksma, faina, visada su šypsena ir šiaip žiūri graži. Jo, ta tavo šiaip ten tokia nerealutė. Šiaip tokia draugiška, žiūri, esi graži, tokia skirtinų veido bruožą ir šiaip kažkaip planuojam susitikti, vis nesusitinkam, tai reiks kada susiorganizuoti. Kornelija Garbuskaitė. O Dieve, tu tokia nesveika, aš taip tave myliu, taip tavęs pasilgau, tai buvo faina pas tave, tiek prisisulaikom, o Dieve, tiek prisivaikščiom, buvo žiauri faina, laukiam atostogom. Ir šiaip tie visi video pupulė, niekada asilė, tai visada manau tą prisiminsim. Tai va, žiauri myliu. Aš tavęs nepažįstu, bet žinau, kad esi labai graži ir stilinga. Greta Kunickaitė, taip pat tave pažįstu irgi nuo pat pirmos klasės, esi linksma, graži, stilinga ir šiaip žiūri faina. Šiaip tokia draugiška gražutė. Martynas Kvedaras, šiaip toks gan draugiškas ir linksmas. Jo, draugiškas, linksmas ir gan gražus. Tada, Goda Kisieliauskaitė. Esi žiauri graži, faina, linksma, žiūri, mėgsti prikolint, įdomus savim pasimužti būna. O Dieve, mano antra sesė, aš taip tave myliu, galėčiau viską pasakyti, nes tokia tobula, aš negaliu, žiauri tave myliu, jau dabar tavęs pasilgau, tavo bučkis. Gabrielė Kaminskaitė, kartu darom krepšinį, žiauri draugiška ir tokia linksmutė. Jo, draugiška, labai linksma, mėgstam pasipykt, bet vis tiek susitaikom. Ir šiaip žiūri linksma esi. Simonas Čepukas, esi gražus, linksmas, draugiškas. Viskas. Jo, šiaip toks gražutis žiūri. Žiūri draugiškas, bei linksmas, kažkaip seniau biškai geriau sueinam visi kartą, bet manau reiks susiorganizuoti, kad visi kartą susitiktume. Per lietų. Kamilė Valentelytė, esi žiūri graži, linksma, fotogeniška, žiūri gražios nuotraukos, bei atrodo žiūri linksma ir faina. Jo, atrodo labai graži,
Žiūri draugiška bei linksma, tokia šiaip miela, tokia šiaip žiūri užnešėjimą Roberts, tokie skirtingi veido bruožai. Jo, Ir žiūri panašiai. šiaip norėčiau artimiau susipažinti. Tada Giedrė Dzizinskaitė. Šiaip žiūri draugiška, žiūri faina, tokia linksmutė, tokia žiūri fainutė. Šiaip tave pažįstu. Seniau geriau stardavom, nes kai būna mažesnės sadėm kartą į kiemą, bet šiaip esi gražiai, linksma ir faina. Martina Kiseliūnaitė, tas nepažįstu ir net nežinau, kas tai esi. Aš ir nepažįstu, bet kiek esu mačiusi, tokia miela. Evelinutė Šataitė, nežinau, kaip tavo pavardę, bet šiaip tokia, žinau, gal lankai krepšinį, esi iš Panevėžio, bet šiaip tokia draugiška atrodo. Esi draugiška ir žinau tik tiek, kad lankai krepšinį. Gabrielė Džigaitė, aš tais nepažįstu, bet žinau, kad tai esi Gabrielės Kaminskaitės klasiokė. Jo, aš irgi tą žinau. Šiaip tokia draugiška, šiaip man labai gražiasi. Vilija Rinkevičiūtė, irgi Gabrielės Kaminskaitės klasiokė, tokia draugiška labai atrodo ir linksma. Šiaip aš irgi tais nepažįstu, bet žinau, kad tu Gabrielės Kaminskaitės klasiokė. Eva Manikaitė. Žinau, kad esi Monikos ir Gabrielės vaikystės draugė. Šiaip žiūri gražiai ir faina atrodo. Jo, vaikystės draugė, žiūri, dabar tas pasiūlo tokia beprotė, tokia fainutė. Žiūri, tarsi pasiilgau. Dominika Vinciūnaitė. Nepažįstu tavęs. Žinau, kad esi iš Panevėžio ir šiaip tokia, kai kažkada man parašiai, tokia draugiška pasirodė. Emilija Ryšelytė. Žinau, kad esi iš Panevėžio, šiaip esi graži, bei atrodai bendraujanti. Jo, aš žinau, kad irgi tu iš Panevėžio esi ir atrodai gan linksma. Goda Aukštikalnytė. Žinau, kad esi Monikos klasiokė. Kažkada, man atrodo, teko pabendrauti ant ledo, bet šiaip nelabai atsimenu tave. Bet šiaip atrodai linksma. Jo, dievės, žiūri beprotė, žiūri akiga, tokia pratinga, kad neįsivaizduoju. Nu, tokia žiūri, nesi, žiūri. Tada Greta Gretutė, žinau, kad esi iš Panevėžio ir kai buvau pas Kurnę ir prisijungiu per Kurnę Skype'ą ar tavo parašiau, pasirodė žiūri akiga. Aš tavęs nepažįstu, bet žinau, kad esi iš Panevėžio. Akvilė Bružaitė. Žinau, kad esi Gabrielės klasiokė, bet šiaip tavęs nepažįstu. Jo, šiaip tokia draugiška. Linksma atrodo. Bendraujanti, jo. Tada Arnas Kala. Monikos buvęs vyras. Ne, šiaip toks juokingas, toks draugiškas. Šiaip jau kažką buvo mano vyras. Tai va. Tada... Jo, dabar būtų kaip ir viskas, nes mums nebeleis filmuot. Tai va, laukit kitą rašyko. Iki.